Sausio 29 dieną Leipalingyje jau trečią kartą vyko bendruomenių sueituvės Susieikim kaiminėliai. Į šventę sugužėjo gausus būrys bendruomenių kolektyvų bei svečių. Graži toj mano Dzūkija, o dar gražesnis Dzūkas, bet visų gražiausias dainuojantis Dzūkas. Padainuokim dainų grinai dzūkiškai. Jaskonių Naujasodės bendruomenė pasiekė nuotaikingą pasaką bei džiugino dainomis. Saulėtą ir speiguotą žiemos dieną publiką linksmino Bilso bendruomenės nariai atlikę smagų gyvenimišką vaidinimą. Ir mano mamytė myli tėtuką. Sako, Silėtu, kudy. O tėtukas irgi myli mamytę. Sako, dulnetu, kalvę. Nušienavoju aš savo broniulį, jis man kaip sakramentas laskas, vai laskas visų gyvenimų ir spakainas tokis. O tai broniuliu pusbanki? Atstas, jūs. Cholera, kokios yra trūtos, kad tu prispirksi? Jo Vaišių kaimo atstovai irgi buvo gerai pasiruošę. Viską daro dėl visų. Niekad nebuvau prie jūros. Bus tau jūra ir sūru. Nebegaila mums Europos ir jos visų pinigų. Džiaukimės, kad turim vietoj ir šeimynas, ir draugų. Leipalingio bendruomenė parodė iniciatyvą ir tikrai jinai yra labai graži ir verta. Ir žiūrint į tai, kad suvažiuoja bendruomenės, yra atstovai nuo pačio mažiausio, nuo jaunimo iki pačio vyriausio, iki mučiučių, visi dalyvauja, visi bendrauja, visi pasirodo. Tai yra labai širdžiai miela ir gera. Puikiai pasirodė vieciuniškiai su mažuoju pasakoriumi priešaky. Aš čia gyvenu, aš čia gyvensiu, aš čia vietinis ir sodzu pavadino vieciūnais. Aš balos tas gražumas mano prigimimo, ausytės stačios, akytės plačios, aš balos tas gražumas mano prigimimo. Mano, kur tu buvai, iškel mano. Melnyčian ponulio mano, melnyčian ponulio mano, ponulio mano. Ricielių bendruomenę atstovavo kolektyvas Nendrelės, žavėjęs dainomis bei energija. Susirinkusius dainomis džiugino ir Stračiūnų kaimo bendruomenė. Paskutinieji pasirodė renginio šeimininkai leipalingiečiai, paruošę smagų vaidinimą. Ko ties kuičiatės savo reikaluose ir nematot, kad Leipalingio bendruomenė pavojui. Nėr kada snaust, jau šeferį reikia lups, nu, o visi snaudį. Nėr kada snaust, Leipalingio bendruomenė pavojų. Gyvai, tikri, išties bendruomenė šaunė, jei jo aktyvesnė ir dar būtų.
nepražūtų, gyvesnių lyg dar būtų. Tikėk, lyg nieks čia nepražūtų. Kad neskambėtų varpai pavojaus, kad mūsų žmonės aktyvūs būtų. Kad neskambėtų varpai pavojaus, kad mūsų žmonės aktyvūs būtų. Labai smagu, kad nepabijojo kas šalčio, nepabijojo kas slidaus kelio ir šią popietę susirinko čia. Kadangi buvo tema pavojaus varpai, tai mes kiekvienam bendruomenės pirmininkui dovanojam po varpelį. Tai bus pavojaus varpas. Kai jūsų bendruomenė tik užmigs, tada paskambykit šiais pavojaus varpais ir išbudykit užmigusią bendruomenę. Tai iš